103 taškus. Šiaip nelabai džiugina tas mūsų žaidėjų skaičius. Pirmose varžybose buvo 14 susirinkę, kuo toliau jų mažėja. Padėjo Tomas Rimkevičius šiandien atėjęs. Šiaip ką, teisėjam pastabėlių galėtume duoti, truputį vasarą jaučiasi, ką užmygę, žinote, iš tų jūrų parlėkę. Varžovam gal truputį nepadėjo tai, kad girdėjom savaitgalį ilgai ten šventę kažkurioj sodybai, nevardinsim kurioj. O apibendrinant viską, džiaugiamės pergalę, lauksim kitų susitikimų. Tikimės, kad ateityje susirinksim gausiau, nebeleisim po 30 taškų pralošti, kaip buvo praeitas varžybas. Eilinį kartą padarėm savo esminės klaidas, praleidom labai daug taškų, 103 netgi. Kadangi mes dar fizinis pasiruošimas dar tik pusėje pas mumis, rytinės treniruotės vyksta prie jūros, vakar vakare turėjom pamėtymą, šiandien šį gal gerų pataikėm. Grįžo vienas žaidėjas po traumas, Vitalijus Sokolovas. Ką, rungtynių dar daug, laukiam dar Litis Kretingą, Bovytą varžybas laukiam. Mėginsim pagerinti savo žaidimą, per treniruotės gerinsim. Kaip sakau, minėjau, dabar treniruotės vyksime Palangoje ir stengsimės, dirbsim per treniruotės. Šiandien labai trūko mums Žygimanto Daukindžio, kuris gali ir užmesti, ir užbėgti. Skirtinis žaidėjas mūsų. O šiaip varžovai sužaidė labai puikias rungtynes, jau buvo -15 ar kiek ten ir sugebėjo prisivyti ir persėjo rezultatą. Nemačiau statistikos, bet man rodos vėl pralašėm kamuolius, eilinį kartą vėl suderinam mūsų problemą. Bet einam po biškį į priekį, žiūrėsim, stengsimės diviziją peržiūrą, žiūrėsim rytoj ryte. Ir kai bus, stengsimės, aišku, laimėti. Laukiam atkrintamų, stengsimės patekti jas.